Nu, sveiki gyvi, tai ką šiandien sugalvojom? Ogi sugalvojom važiuoti dviračių žygį. Ir tam pasiėmiau 4 GoPro akumuliatorius ir pasiėmiau GoPro ant krūtinės laikiklį. Tai va, tai šiandien turėtume išvažiuoti už 1,5 valandos, tai manau barom paėsim, susidėsim šmutkės kuprinį ir lėksim. Nu ką, sustojam, tai dabar pučiam oro padangas, kad galėtume važiuoti lengvai per mišką. Tai va, prisipučiam padangas ir važiuojam toliau. Mes kurą. Nu ką, atvažiavam. Reikės pasiimti dviračius ir tada pradėsim mūsų žygelį. Tai padanga lyg ir kieta. Reiškia, bus gan neblogai važiuoti. Tai dabar surašėm visas šmutkės, užsidedu GoPro ir važiuojam. Važiuojam. Nu jo, tokie keliai, tai smagus, aišku. Tai jau nuvažiavom 2 kilus net. 2 kilus, o čia važiavom kokį 10 minučių dar. Tai kaip ir norma. Varom toliau. Galim sakyti, kad čia atvarėm į tas ir pilna audų. O, balelė. Lengvai. Šoną, reikia gal ir per kitą. Tai čia nais. Matai, va, opa, gražiai ir viskas. O, įkalnė. Reikia lėkti įkalnę ir matau šviesos. Nu ką, sugalvom dar kažkokį pažintinį pravažiuoti kilo. Tai jo, odai belen kaip kanda. Net stot nesinori. Tai va. Tai dabar reikia pravažiuoti taką ir varysim toliau. Nu ką, pravarėm tą taką, labai odai sklandžia, tai dabar įvažiavam į tą patį savo kelią ir varom tiesiog toliau. Baliaba nesuprasti, iš kur čia tiek mašinų. Pilna visur mašinų, važiuoja vis lenktis nepatogiai. Opa. Tai va, žinau, bet šiaip po kol kas normaliai važiuojasi. Tai kaip ir neblogai. Yra aviečių. Wow. Žiūrėk, ta gražuolė. Dar porą valgiau. Tai dabar sėdam ir varom toliau. Nu ką, sustojam prie Svies ežero ir dabar esam nuvažiavę 5,5 kilometrų. Tai suvalgom šokolado ir važiuojam toliau. Dviratį vežamės, nes prasti keliukai. Tai jo, aš palaplaukai. Nu ką, vežamės dviratį, nes į kalną nevažiau. Tai dabar važiuojam, nes jau normalesnis kelias. Varom į dar vieną kalną. Lendam po krūmais ir dabar važiuojam link maudynių. Ir ten pasimaudysim ir bus labai nice.
Tai varom ieškot gero krantelio. Matau labai daug iškirstų medžių. Vat pavyzdžiui. Net nelabai matas, bet apšė miško nėra. Medžių iškirsta va. Nu pilna. Gal užšokt ant kokių reiktų. Ne, reikia pagalvot. Nu ką, važinėjau tokiais keliukais ir ieškom liepto, kad pasimaudyt ir pašokinėt ir pravalgyt. Tai va, ten lyg ir jo, kurio mes norim, tai nėra. Tai nežinau, arba ten sekantis, arba nėra išardę. Lyg ir išardė jį, bet to atsiaiškinsim. Nu ką, mes jau pasimaudėm, tai dabar turbūt, kad jau reikia pareikšti šitą ežeriuką ir važiuosim toliau. Tai apsirengiam ir varom. Nu ką, mašina. Dabar kokius 7 kilus važiuosim tokiu keliuku. Tai visai šiaip nais keliukas yra. Tai tiesiog, nu, kad žvyrkelis. Nu ką, kad važiavom Velenkos kaimelį, tai namai, bet atrodo lyg ir apleisti. Nu kaip apleisti? Tvarkingi ir gan. Bet nesuprančiau, tokie kažkokie keisti. Tai dar vis važiavom to pačiu žvyrkeliu ir nieko. Tai važiuojam toliau. Nu ką, baigėsi žvyrkeliukas, gavom asfaltuko dabar ir važiuojam asfaltuko. Šiaip pakulkas, kaip man atrodo, tai tikrai geras kelias. O, kalniukas. Opa. Ir opa. Dabar važiuosim keliu kažkiek kilometrų ir nežinau, tai varom. Nu va, dabar važiuojam kažkokiais balėtais keliais. Labai daug balų, uodų. Čia žolių va pilna. Tai va, nežinau, nesąmonė. Ir nugaras prakaitavo ir daug tas kelias ašlėjos. Nu dabar galiu, vat, pavyzdžiui, va čia jau netokia žolė. Tai galiu va čia biškai geresnis, bet matau man prieki vėl lėvas. Tai va tai, va, seks važiuot. Nuvažiavom virš 20 kilų. Aš bent jau tikiuosi. Smos spidometras rodo blogai. Op. Kažkas buvo sugedęs, bet paskui atitaisiau tai. Vat. Bet šiaip dabar mano rodo 17,5, tikrai daugiau. Tai paskui tiek parodys, kiek būsim pravažiavę. Virš 3,5, tai tikrai bus. Nu, turi būti 3,5 šitas žygis. Arba mažiau, arba daugiau bus. Tai neaišku. Biški normalesnio keliaus. Tai labai šitas šiaip gan patogesnis, bet tikrai ne pats geriausias. Nepalyginsi su žvyrkeliu paprastu arba asfaltu. Tai, bet šiaip geresnis nei ten, kur žolis buvo. Tai dabar jau reikia varyti, ieškot kur nusimaudyti. Kai važiavam, bet tai gal ne toks ir prastas jis, kaip čia pasakius. Nu ką, dabar biški gausim asfaltuko, bus smagiau važiuoti. Kaip matot, išvažiavam vėl į žvyrkelį. Ir vėl ne pats geriausias kelias. Bet dabar važiuojam link stovyklavietės ir gal tais pasimaudyti tenais. Tikiuosi.
tikrai karšta dabar, saulė, tai varom kažkur į tą pusę. Nu ką, po truputį artėjom prie maudynių ir sustojimo paėst. Tai va, nelabai taip galima, kad sakyti, būtų easy žygiukas, bet tikrai nėra jis labai ir sunkus. Nu, kaip pavyzdžiui, nu, man tai jis tikrai dabar atvažiuojant beveik nesijaučia, nes nu, nėra sunku varyti. Bet kitiems gal jau biškį ir sunkiau. Tai vat, nu nežinau, kaip čia einas, bet man tai asmeniškai tikrai labai lengvas žygis. O, ir ežeras matas, vaikumėlis. Tai, manau, kad visai tikrai neblogai, gal ir 200. Nes čia kažkur jau ežeras tai matos, tai nu, tikrai gero krintelio. Ir ten, kad pavalgyti soliukai lyg ir. Tai vat, važiuojam jau kažkur arti. Nu ką, atvažiavam, stojam, dabar apsirengiam glaudas ir bandom lįsti vandenį. Trys, 2, 1. O, kas geras vandenukas. Gerai atsigaivint. Ir po tokio karščio. Varau biškį praplauksiu ir lips. Varys užvalgyti. Tai va, varom praplaukti. Turim gerimuką. Toks koks. Tikrai geras. Mau gal 9 iš 10. Stovim prie dirtuko viso purvino. Ratai purvini. Va purvinas. Tai jo. Aš geriu šitą ir varysim toliau. Nu ką, pavalgiam, jau pajudėjom ir dabar stumiuos dviratį į kalną, nes tiesiog pravažiuoti neįmanoma. Nu, labai distatus kalnas, tai jau padusau, pasimaudžiau smagiai, atsigaivinau, tai dabar užlipam ir varysim toliau. Nu ką, jau nuvarėm virš 3,1 kilo, tai dar apie 9 kilai, gal ir mažiau, gal ir daugiau, bet turbūt gal mažiau, daugiau nemanau. Tai va, taip po truputuką važiuojam, tai varom toliau. Nu ką, gavom šitą asfalto ir lieka tik 5 kilaskai. Tai dabar varom į kalną ir lakstysim pro asfaltą. Ką, po tokiais keliais varom. Baigęs mūsų asfaltas. Bangos, vasaros mergaitės, sveiki sugrįžę. Gerai, čia dar ne mūsų mašina, bet turim ežeriuką. Ir galim išsimaudyti. Končia. Kaipgi ne, atvažiavom. Aišku, maudysimės. Gal ir nuo liepo nušoksim. Gera šukuosena nuo šalmo. Tai dabar varom, nusimaudom ir važiuojam 500 metrų karočiui iki mašinos. Aš bent jau taip pagal mano skaičiavimą, tai kaip ir navarkė. Tai gerai, varau greitai, sumaudau, persijungiu ir varysim į mašiną. Čia nefilmuos, nes daug žmonių, tai varom maudytis.
Pabaiga. Žygis baigtas. Nu ką, grįžom ir nuvažiavom. Ir turim labai arti Kem kilo. Tai labai nemažai. Tai jo. Dabar manau, biškį dar pašilsim čia. Varysim valgyt kebabų. Nu ką, šį žygį vertinčiau, manau, 9 iš 10. Vien dėl to 9, kad labai juodai puolės. Tai 9. Solidus 9. Einu gert kakavos. Va tokios spalvytas. Nice. Šiandien nori kartu. Ar gali būti, kad kelionės visas baigės? Ar gali būti, kad visai kelionių nebėra? Nu ką, mes jau namuose. Tai jo, grįžom namo, kaip ir patiko visas žygis. Sotus, suvalgėm dar ledų. Tai jei peržiūrėjai šitą video iki galo, paspausk like, jei kas nors įdomu, parašyk komentarą. Būtinai paspausk subscribe. Ate!